Važiuojam pas senelį į Kapus. Filmuojam specialiai močiutei. Nes dar tokią vaizdą močiutę nėra mačius. Biškį mūsų vėjas puč. Žiūrėsim. Va, čia kapinės vadinamosios yra. Nu va. Čia yra kapinės, darbo laikas, matot, yra. Nuo 8 iki 6 vakaro. Kada mes važiuosim į vakarą? Kaip išvažinėsim, gal gerai? Nu, va, čia važiuojam, čia visur vienos judėjimo kryptis yra. Laidotuvės kažkas laidojas. Mes va taip važiuojam per Kapus, viską leidž daryti. Čia mes nevažiuosim, o gal pravažiuosim. Čia kažką palaidoja žmogų. Viktorija čia jau antras važiavimas į Kapus išeina, nes mes buvom praeitais metais atvažiavę. Čia buvo 10 dienų. Jo, buvom rugsėjo mėnesį atvažiavę. Bet dar negalėjom pafilmuoti. Mes va dabar viską nufilmuosim, kur mes atvažiuojam. Tai tau rankos dreba. Ne, čia mašinas dreba. Na, jau nebetoli randamės, čia pasuksim į kairę. Ir... Čia senelis randas sekcijoj B. Ir čia dabar tiesiai mes važiuojam ir ten tolumai, kur matos šiukšlių kibiras po kairę, ten mūsų vieta, mes ten ir sustojam. Kristina paims Viktorijų. Mes visą laiką čia sustojam ir ten toliau mes eisim jau pas senelį ant kapo. Žiūrėsime mašiną. Tu paimsi, Kristina? Aš dabar jau Kristina esu. Parodysim savo vaiką. Palauk, neskubėk. Tai mūsų princesė sės mašiną. Princesė? Va, kokia jinai turi savo sėdynę. Atsitrauk biškį. O, kokia sėdynė savo turi. Gražuolė. Nu, eikit gerai. O mes einam. Sekit mane. Tai gėlės paimk, mes turim gėlių nupirkę. Vazonėlė su gražiom našlaitėm. Taip. Va. Ką? Aš tik sakau, kad tu tai apkabink. Nu ir va. Šiandien. Tiesiai. Kažkaip susisukinėti. Nu ir va. Tai prie senelį. Opo. Dabar kas garbalės, o dabar mes biškai padarysim tvarką. Padarysim, va, ąžuoliuks koks aug matot. O čia pijaus šalia. Va, būdu. Biškai išjungsim. Kas tas vyras? Draugas senelį.